Sveiki visi. 17 diena ir 14 serija. Turim svečią. Pabandom mėsos pasidaryti truputį. Tuoj mes tave valgysim. O ką aš sakiau? Lyg ir vienas. Daugiau nieko negirdėti, nematyti. Einam išmėsinėti tada. Iš principo tai galima jau taip smarkiai nesislapstyti, naktimis pasitobulinau pakankamai, kad galėčiau atsiremti bent jau prieš porą zombių bėgančių. Bet geriau toli nuo mašinos tiltų nenueiti. Ir labai gerai va taip apsidairyti. O, užvažiavau net nepamatęs. Gerai, bus daugiau mėsos. Nors iš tikrųjų tai dėl mėsos aš nieko nemedžioju. Pakankamai prisirenku mėsos, medžiodamas gyvūnus dėl testosterono arba sekreto arba rūgšties. Skorpionus, pavyzdžiui, medžiojant irgi mėsą gauni. Vilkus tai žudau vien tam, kad jie manęs neužpultų. O jeigu jis tai kur nors nuošaliau, tai net nesuku dėl jo galvos. Dabar va pradinėme etape tai mėsą pravers dar galbūt. Aš tiesiog nelabai atsimenu, kiek pas mane jos yra, bet greičiausiai pakankamai. Kaip patogu iš tikrųjų išvalgytis, kai mašinos šviesa šviečia. Man tik tai gaila, kad nėra padaryta tokio modelio, kad galim būtų sukinėti tik tai prožektorių ant mašinos stogo, o ne visą mašiną. Ir taip reikia pasižiūrėti, ko man čia reikia. Kadangi praeitoj serijoje išmokau gamintis degalus, reikia pasižiūrėti, kogi reikia, kad jos pasigaminti. Taip. Gazolinė, taip, reikia kanistro, alšėlo ir smulkintos anglies. Smulkintą anglį aš dar negaliu gamintis, man reikia mortarą. Dar nėra didelių akmenų. Iš principo galima būtų jų prisirinkti. Gal naktį nepradėsiu. Bus pakankamai laiko diena. Taip, ką čia dar pasidaryti? Geležies. Pažiūrim, kiek galim pagaminti. Normaliai visai. Tegu būna ant panašiai, čia jau 7 minutės gerai, porą dar malkų. Bus kaip tik. Taip. Ką čia dar veikt? Atrodo tuščia, bet eiti rizikuoti nelabai norisi. O, turiu šitą jau atradęs. Tai reikia tada pagalvoti, kaip jį pasigaminti. O ką čia dar bus? Nebaisiai svarbus dalykai. O chemijos laboratorija, tai reikėtų ir galiu aš ją išrasti. O šito dar negaliu, taškų mažoka. Chemijos laboratorija, manau, bus reikalinga bent jau degalams gaminti. Šiaip aš pasaulyje mačiau veikiančią laboratoriją stovint. Ir galim būtų jie naudotis, bet jos neapsigreidins, o degalams gaminti reikės antro lygio laboratorijos. Nu ką, išradinėjom. Namuose turėti visiems patogiau. Ir dar noriu parodyti vieną dalyką. Susiorganizavau savo pagaliau pasėlius. Turėtų būti jau savo užaugę. Jo, kukurūzai, bulvės ir truputį uogyčių. Aišku, dabar aš nelabai turiu kur naudoti visą tą produkciją. Bet, kad nereikėtų didelių pasėlių ir prisiauginti iš karto daug, tiesiog tegu po truputį auga ir kaupiasi. Dabar einu pasižiūrėti, kur čia pas mane zombiai malasi. Va būtent čia. Bando prasiveržti į šachtą. Nu jo, kopėčios čia prie pat. Tiesiog šokti ant kopėčios užlipt pas mane. Planas geras, bet reikia jo, kaip sakant,
nedaleisti. Čia jeigu pasidarius tokį langelį, tai būtų galima visai neblogai nuo jų atsimušnėti, bet neapsimoka. Geriau turbūt vis dėlto tiesiog pašalinti kopėčias. Kaip tik ir rytas atėjo, tai kad netriukšmaut naktį padarysim, tai iš ryto. O kodėl tik dabar? Todėl, kad dabar aš turiu gerą įrenginį. Ir metalinės kopėčias nušnioja momentaliai. Ne tai, kad su akmeniniu kirvuku. Na ir dar viena sekcija. Dėl viso ko. Šitam atveju, jeigu iš lauko jos būtų dar pasiekiamos. Iš gatvės pusės, ta prasme. Gerai. Va ir viskas. Zombiai daugiau ten nebelys, bet tai reiškia, kad teks juos gaudyti po visą teritoriją. Šiaip yra patogiausia pasidaryti specialų prieimą zombiams, kad būtų kaip bazė laiptukai link mano antro aukšto ir jie visada tenai ateitų ir nereikėtų jokių problemų. Vienintelis trūkumas šito įrankio, kad kol kas aš jo dar negaliu pasiremontuoti pats. Bet visada galima pasiremontuoti pas treidelį, nebaisiai brangiai kainuoja. Tai dabar atiduodam užduotį. Kirtiklis, žinoma kirtiklis. Ir pagaliau mes turim atnaujinimą. Ką čia pasiėmus? Armoro tikrai neimsiu, geležies gerai būtų, bet prisikasim mes jos. Šautuvo. Čia gali būti optinis taikiklis, šiaip jau. Ar vis dėlto geležiai. Dilema. O šituos modus tai net nežinau, ar verta. Imam. O darbelį imti neverta, nes čia antras lygis. Palauksim trečio. Pradžiai pažiūrim, ką jis turi. Šitas geras daiktas, reikalingas. Pinigų dabar aš jau turiu, ne problema. Dar knygą susipirkti galima, taškus pasidaryti. Bleba, atradinėjau, galėjau nusipirkti, kad taip žinoti iš anksto. Ką padarysi, atradau, tai atradau, dabar jau neskreipinsi. Šitą nusipirkti kainuoja brangiau negu knyga. Daugiau nieko ypatingo nematau. Dar ir kitų būtų neblogai, bet nėra. Bet kuriuo atveju reikia turbūt. Šautuvas prastas, šovinių biški, nieko gero. Parduosim, manau. Bet tikriausiai, kad reikia paprekiauti dabar. Nusipirkti tas kišenės. Knygas. Nedaug ką turiu parduoti, bet viską, ką turiu, parduodu. Irgi parduodu. O ką tu turi? Molotovai. Verta paimti. Raketų kol kas neimsiu. Dar nedaugom. O čia daugiau nieko nematyti. Malūnsparnį gerai būtų, bet čia kada nors. Kainuoja jisai 250 000. Šiaip ne taip. Šitą gerai būtų turėti. Bet rasiu kur nors. Man kažkaip pinigų gaila. Pirkinėti tokius niekalus. Speak quickly. Tai ką? Pasiimam kišenės, manau. Zombiai atklydo, rytinė mankšta atėjo, kaip sakant. Dėl knygų tai aš pagalvojau, kad dar jų nepirksiu. Reikia nuvažiuoti pas naują traderį ir pažiūrėti, ką jisai turi. Tam reikia turėti pinigų. O kol kas užteks kišenių. Ką, pradėsim rytinę mankštą.
tiesa, dar reikia akmens prisikasti. Tie zombiai kol kas link manęs nejuda. Įmam įrankį į rankas ir pradedam kast. O tuo tarpu buvo atrasta chemijos laboratorija. Skaitom ir manau, kad iškart pabandom pasistatyti. Ko čia trūksta, kur jinai? Neįžiūriu. Kur jinai? Va. Taip, rūgšties ir puodų. Puodai tai yra, o va kaip su rūgštim? Reiks gal pabandyti nusipirkti. Taip, pasižymėm savo traderį naują kaip užduotį ir važiuojam. Va taip tai nereikia vairuoti. Na ir kuo tu mane pradžiuginsi? Turėk ką nors gero. Jokių nereikia kol kas. It must be my lucky Taip, day. užduotis įvykdyta ir žiūrim inventorių. Buvo geras daiktas. Jeigu kraustytis reikia iš vienos vietos į kitą, bet daugiau kaip 500 000. Šitas labai reikalingas rūgščiai gaminti, kas visai priverst man dabar būtent, kai man reikia rūgšties laboratorijai, bet kad pasigaminti rūgštį iš to daikto reikia laboratorijos. Užburtas ratas. Iš šito taigi degalus gamintis reikės, bet jo galima rasti kur nors, nebūtina pirkinėti, jeigu ir nebrangus. Bet aš pagalvojau, yra pasaulyje aptikta veikianti laboratorija ir galima būtų iš šitų pasigaminti rūgštį. Bet aš neatsimenu, ar rūgščiai pagaminti reikia antro lygio laboratorijos, ar užtenka pirmo. Molotovus reikės pasiimti. Ir dar yra Hellfire. Va šitas ginklas, kuris man labai naudingas atsimušnėjant nuo ordos. Bet kol kas dar jo nebūtina, manau. O knygų, manau, kol kas dar neimsiu. Pasitaupysiu pinigus, bet reikia turėti omeny, kad čia yra ir knygų, ir ratčeto schema, kas būtų labai gerai. Pakeliui namo. Lobio artukas. Bet aš dar kol kas nesikapstysiu jame. Dar neturiu normalaus kastuvo. Tas jackhammeris, kurį turiu, jisai akmenių tinka, bet smėliukui ne. Čia reikėtų ogro, o dar geriau valkirijos. Dar net nespėjau grįžęs išsipakuoti, o jau prisistatė kompanija. Nu, ką jūs čia dabar darot? Į šachtą jau nebesinori, ne? O, su dovanom atėjo. Netuščiom rankom. Kas ten dar užstrigo kur? Jeigu jau atėjai, tai užėjai, ko čia? Džiaugiesi spygliuotą vielą, ja? Labai patinka. Iš tikrųjų, tai gal ir vertėtų spygliuotos vielos daugiau pridėlioti aplinkui. Nors šiaip pasų statyti nemėgstu, nes nuo jų jokios patirties negauni. Zambendžių pasikaria, pasismeigia arba dar kažką ir jokios patirties.
Nebent nuo elektrinių spąstų. Galima gauti patirties jau po to, kai apsigreidinį ten kažkokį ten mokslininką ar panašiai. Gerai, ką mes čia dar turėjom? Mums reikia pasigaminti trintuvę. Dabar jau akmenų turiu. Pasismulkinsim šito anglies. O šitą staliuką pasidėsim kur nors arčiau. Į tą patį kambarį. Trintuvį pasidėti. Taip. Trintuvė yra. Ir ką man ten reikėjo degalams gaminti, reikėjo anglies trintos. Tiesa, degalams gaminti dar reikia ir chemijos laboratorijos, kurią iš vis dar neturiu rūgšties poros butelių. Na ką, ieškosim toliau, pas treideris jos nebuvo, pakeliui niekur neradau. Gal koks zombis atneš. Well, another survivor. I hope you Nesupratau. got money. I have a job for Iš kur you. čia Good šitas? deal. I hope you have a game plan. Aš tik ir ką tik įvykdžiau. Ne, čia kažkas net negerai buvo. Pasimečiau net. Well, what kind of lousy customer are you Sugalvojau mat anyway? grįžti truputį pas treiderį ir patikrinti, ar aš nepražiopsojau rūgšties butelio pardavime. Bet ne, nėra. Taip. Kur dabar ieškoti rūgšties? Aš tiesą užduoties nepasiėmiau. Ką tu ten turėjai? Jo, vis dar antro lygio. Antro lygio man neįdomu. Nu ką, nulėtėm dėl pas treiderį tada. Jeigu jau neįvykdžiau iš tos užduoties kažkokiu tai būdu. Buvaugi ką tik. Nu ką, dabar jau priimsi užduotį įvykdytą. O dabar metas pasigaminti vištidę. Tam reikia atnaujinti staliaus varstotą. Tam mes turim viską. Taškų biškis naudosim, bet bus dar tų taškų. Ir reikia vištidės, kuriai trūksta, aišku, vištų ir žolės. Kaip netikėta, žolės pritrukom. Šitą lentelę kažkur čia buvo skirta užlipdyti, bet kol kas dar jos nieko neužrašinėsiu. Vėliau, gal. O ką, einam pašinaut žolės. Nu, turėtų būti gana, bent jau šiam kartui. Šiaip reikėtų, kad nors prisikasti tų žolės kupstų normaliai. Taip, dar vištų reikia. Vištų. Kur čia tos mano vištos buvo? Na va jos. 3 vištos. Ir turim vištidę. Šiaip tai gal reikėtų iš karto ir avilius pasistatyti. Bičių turim, motinėlių. Galim pasidaryti 3 avilius. Oi ne, 1 tik. Lentų trūksta. Pasigamint gal irgi ne kažką. 12 lentų neužteks. Reikės pakeliui kažkur tai rankiot lentas. Šiaip visai normaliai lentų galima gauti iš visokių ten fotelių ir panašiai. Ir vienu žodžiu iš baldų. Ir šiaip mėtosi dažnai lentos tiesiog bet kur. Reikia tik sugaišti laiką jas pasiimti. Vienu smūgiu su mano kirviu neišeina pasiimti, tai va. O likusias 2 vištas galima parduoti. Man antros vištidės nereikia. Vienos per akis.
Ir ką, kur pasistatysim vištidę? Nu, kad ir čia kažkur. O taip. Ai ne, o taip. Dabar jos kudakuošiai nenustabamos. Aviliai tai bent jau nustoja zirsti, kai negamina medaus, o vištos kudakuoja ištisai. Net žaidimą ant pauzės pastačius. Taip, pašėrėm grūdais ir lauksim kiaušinių. O į avilį reikia įdėti gėlių, kad jie gamintų medų. Just to let you folks know that Trader Joel's will be closing soon. Tiek to lentų nedarysim iš rąstų, prisirinksim lentų taip. Ir avilį pastatom kažkur šalia. Kaip čia geriau. Kad ir taip. Ir jam įdėsim gėlyčių. Tam aš jas ir rinkau galų gale. Dabar ir kudakuoja, ir zirzia. Viskas iš karto. Na ką, 17 diena baigėsi. Baigsiu ir aš savo 14 seriją. Taip truputį nemaloniai gaunasi, kad serija ir diena nesutampa, bet taip jau išėjo. Trader Joel's is now closed. Na, o jei jums patinka mano vaizdo įrašai, kviečiu prenumeruoti kanalą. Tai padės man kurti daugiau tokio turinio. Ačiū už jūsų palaikymą ir dėmesį. Iki. Look,